visi dalyviai į vieną liniją ir be abejo artėjimą ties starto linija. Štai ką reiškia patirtis, štai ką reiškia žirgų. Kaip matome, truputėlį starto mašina neškos paslaugą daro, bet nuo to tik tai bus įdomiau. Startas įdomiau. Štai tau ir lyderis. Žirgas Žigolo sušuoliavo ir be abejo Stasiui Kiriui pasivyti šią kompaniją bus sudėtingas, bet žirgas ypatingai galingas. Ir matome, man atrodo, kad be pažeidimų starto tikrai nebuvo. Na, o priekyje Valentrink, atidarimas Liotą Papšio. Oveninio nuotaka kartu su senjoru yra kovoje dėl antrosios pozicijos. Na ir pažiūrėsime, Žigolo ant kiek yra galingas žirgas. Ar sugebės pasivyti lyderius. Nesėkmės starte ir štai tau. Kol kas priekyje Valentrink, antroje pozicijoje Velnio nuotaka, trečioje senjoras. Na ir į trečią poziciją įsiveržė Simfonija. Na ir matome, Žigolo priartėja prie didžiosios grupės, tačiau be abejo šiame važiavime jau bus sunkoka iškovoti prizinę vietą. Štai koks Žigolo finišas, pažiūrėkime.